Jeigu turite kažkokį nusižiūrėję automobilį, jeigu patys jau esate nusipirkę tą automobilį, turite VIN kodą, kuris galimai slepia kažką įdomaus, parašykit jį į komentarus, aprašykit, aš patikrinsiu ir jeigu rasiu kažką įdomaus, pasidalinsiu su visais. Nu ką, chebra, grįžtu su vlogu, matau, kad tas toks pabandymas tikrai patiko, paspaudėt ir patinka, parašėt neblogų atsiliepimų. Nu tai galim pratęsti. Tai šiandien, aišku, viskas jau ne pagal planą. Visų pirma, dėl orų, nes užlijo, užsnigo, tai pirmas dalykas E30 dar vis ne pas mane. Kitas dalykas, dar reikia susitvarkyti po visų renginių, tai turėjome 2 renginius. Aišku, orai tokie ne patys šilčiausi, tai ir pats jaučiuosi taip ne iki galo atsigavęs, bet kažkaip tos darbus reikia tęsti. Žiūrėsim, ką šiandien pavyks nuveikti. Tai va, turiu dar numontuoti padangas. Jeigu turėsiu ką užmontuoti, užmesiu iškart ant ratlankių, kad būtų ready kitam kartui, reikia išsikrauti daiktus, viską susirūšiuoti. Tai vien žodžiu, ką veikti yra, kimbam į darbus. Tai tų reikalų tikrai būna pas kiekvieną. Tai chebra, galiu rekomenduoti appsą Car One, kuris padės su automobiliais. Tai appsą sukūrė Car Vertical, appsas yra visiškai nemokamas, parsisiunčiat, spaudžiat linką video aprašyme arba skanuojate šį QR kodą ir viskas. Nesvarbu, ar turite 1, 2 ar dar daugiau automobilių, juos pridedat į appsą ir vienoje vietoje galite stebėti, kiek galioja techas, kiek galioja draudimas. Jeigu pasibaigs draudimas, tam pačiam appsą rasite geriausią dealą ir apsidrausite, galėsite matyti ir kiek galioja jūsų pačio vairuotojo pažymėjimas. Vienu žodžiu, daug gerų dalykų, tiesiog parsisiunčiat ir pasinaudojat. Pas mane patį va tiek dokumentų ir kiekvieną kartą reiktų kuistis, kur koks techas, kur kieno koks draudimas, tai kam vargti, kai viską galite matyti viename appsą Car One. Jeigu dar neįtikinau, tai žinokit, kad appsas turi daugybę funkcijų ir tos funkcijos yra pastoviai atnaujinamos. Tai taip pat galite susimokėti už parkingą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Jeigu turite elektromobilį, susirasite geriausią, patogiausią stotelę pasikrauti. Vien žodžiu, tiesiog parsisiųskit ir išbandykit. Ir kaip ir sakiau, appsas yra visiškai nemokamas. Tai ko jūs laukiat? Gerai, tai dabar susitvarkom visą šitą bardaką. Reikia imti lauk sušertas padangas, užmest šviežias gumas, susidėti įrankius į vietas, ir tada galim pradėti dieną sklandžiau. Aišku, blemba, žiūriu, reikia šitos ratus dar ir nuplauti, kad tokių baisių nepasidėt. Šalta, nemalonu, bet jeigu nepadarysi dabar, tas darbas liks kitam kartui. O, blemba, jau spėjau ir prisiliest, tai nusiplausim į rankas. Tai truputis informacijos jum, kad suprastumėt, apie ką čia šiandien bus video, bent jau max planas, ką norėčiau, tai sudėti autoparką į pardavimą, nes ką jau planavau prieš tai ir taip pat, jeigu pasitaisys oras, norėčiau parsivežti E30, kad galėčiau pradėti darbuotis prie jo, nes gegužės 5 dieną turime uphill treniruotę, tai BetSafe workout. Labai norėčiau, ne tai, kad norėčiau, ką čia, nori, nenori, tiesiog reikia imti ir padaryti. Tai iki to išvažiavimo reikia susiruošti E30, kad tai būtų pirmas išvažiavimas, pirmas debiutas ir pirmas rimtas patestavimas. Tai va, planas aiškus. Dabar taip galvoju, galbūt čia reikės ir kieme truputį prašert prieš važiuojant į Kačergą, nes kas nesekat visų detalių, tai šiam sezonui iš brolio nupirkau E30 V8 turbo ir niekad nesu važiavęs su automobiliu. Ta prasme, esu gal parvaręs iš trasos iki kažkokio spoto, dar kažkur lengvai pavažiavęs, bet šert nesu šėręs. Tai šiaip pačiam net įdomu tas visas progresas, kaip išeis prisijaukinti tą automobilį ir kaip išeis su juo galiausiai važiuoti. Tai vat bus labai, labai įdomu. Tai atvarykit į Kačergą, gegužės 5 diena. Didinam apsukas, tai planas dabar toks, kad tas padangas, kurias reikia numontuoti, vežu į Melgautą servisą. Vis tiek kaimynai, gerai sutarėm. Tai kol aš plausiu, ką reikia nuplauti, Subaru, come on! Tai va, kol tvarkysios kitus dalykus, jie galės numontuoti sušertas padangas. Let's go. Subaru neužmušamas. Važiuos ir važiuos dar ilgai. Kam tau tas Subaru? Tai va, žinokit, geras darbinis auto. Ir aišku, offroado
žvėris. Po vietą čia tik bam bam sukrauni ir gali lėkti. Va čia pavyzdys, kas yra sena padanga. Mėsos daug, bet truputį prašeri ir viskas išstaško gabalais. Geriau pasiemi keletą naujų ir gazuoji. Nes po to, jeigu paskaičiuotumėt, kiek dar sumoki už visokį montavimą ir taip toliau, už laiko gaišimą, tai tos kelios naujos netiek ir daug. Bet šitas padangas turėjau nežinau nuo kelintų metų, tai tiesiog reikėjo damušt. Ir dabar užmontuosiu irgi iš tikro senovinės padangas. Tuoj pažiūrėsim kelintų metų. Kažkur turi būti parašyta, va, 13 metų padangas. 11 metų, prašau, kaip naujos. Va čia ir kasdienai, kai chebra ima kažką mėsingo, bet seno, žinokit, nei gripina, nei laiko, truputį perkais išsitaškys gabalais, o kiti dar važiuoja ir gatviai su tokiom baisu. Bet ant kažkokio biterio damušimai bus vo. Labą dieną, chebra, aš čia nuo 2.11 nekeičiu padangų, norėčiau pasikeisti, gal padėsit. Kaip visada fone sirenos, nežinau ar girdit, ramiai negalim gyventi. Po truputį darosi tvarka, aišku, va, plauni, tai ir objektyvas, iš tikrųjų ne tai, kad objektyvas, visa kamera apsitaško ir purvina pasidaro. Nu, bet toks tas vlogerio gyvenimas. Tai dabar dar apie padangas, nes truputį nusišnekėjau, tiksliau pasakiau aiškiai, bet kažkas gali nesuprast, kad perkant naujas vis tiek sumokėsit už montavimą, bet tiesiog mažiau tų padangų sunaudosit. Tai žiūrint ilgą perspektyvą, vis tiek sutaupysit. Žiūriu, veidas irgi murzinus. Šiandien planas buvo švarūs darbai. Nu jo, oras toks ant klaustuko, tai lašnoja, tai ne VF-kis stogas visas šlapės. Tai esmė, kad nesinori važiuoti E30 ir be reikalo vežtis, kad po to kely nepapulti kokią liūtį. Vis dėlto automobilis yra visas išrinktas, be langų ir taip toliau. Bet taipogi reikia, man atrodo, skubiai sufotkinti, ką aš galiu parduoti ir dėti skelbimus, nes po to nespėsim. Tai galim imti Seicento, Audi, Mercury, po to pažiūrėsim, gal dar kažką spėsim, bet bent jau šiuos 3 įmest ir galbūt net šiandien sulauksim kažkokio skambučio. Nu va, parsivežiau ir ratus sutvarkytus, daug gražių. Ir vietos neužims. Viskas tvarkingai. Turėsim medinių padangų ateičiai. O šitie, nu ką, drožimui. Įdomu, ar 15 užsideda ant E9. 335 į galą. Gal net užsideda? Iš bėdos galima panaudoti tada. Aišku, 35 jau šers ir normalius ratus. Girdit? Ir vėl sirenos. Pastovi policija pirmin atgal. Gerai, putračiai sutvarkyti. All good. Gal dar pradžioje video matėt šitos ventikus garaže, tai tiek ventikus, tiek radiką gavau iš Armėno. Visą tai stovėjo pas jį Merce 2GZ. Tai kadangi jis dabar darosi naują setupą, viską aplinkui keičia, visas Big Power 2GZ buildas darosi. Tai seni daiktai man labai tiks į Supra, kadangi pas mane planas nei daug, nei mažai, apie 4-500 arklių. Tai vat, ačiū jam ir galvoju, gal reikia parašyti, atlieks su kokiu aparatu ir duos mum vaizdų. Tai šitos daiktus pasidedam ir žiūrim. Gal kažkas čia šiandien gausis. Kažkur dar turi mėtytis radikas, va, guli pasislėpęs. Tai gerai, dabar turbūt jums klausimas, kodėl man tinka visos šitos naudotos dalis. Tai esmė, kad V1 versija yra tiesiog surinkti automobilį ir pasileisti, nes bet kokiu atveju ten kalnas reikalų su kėbulu, su dėžės pritaikymu ir visų kitų mazgų padarimu. Tai tiesiog pataupant tiek pinigus, tiek laiką, pasidarom paprastą setupą, o po to, kai liks tik patobulint, perrinkt motorą ir aplinkui žaislus, tai čia jau bus vienas malonumas. Ir esmė, kad nėra Suprų projektai kažkoks priority,
nes tu tiesiog sukiši pinigus, užšaldysi ir kas iš to, aš juos galiu daryti neskubant, nes turim tiesiog einamus dalykus, kurie yra svarbesni, kaip E30 šiam sezonui, tada bokso statybos, taip pat noriu atsinaujinti net dabar naudojamą boksą, tai vat turim tiesiog rimtesnius dalykus, kurie stovi anksčiau eilėje. Dar kalbant apie projektus, tai šiaip tų projektų taip daug, bet daug yra ir užbaigtų, tai prie to pačio noriu greitų metų pasidaryti ir E90, kad jeigu kažkur važiuosim for fun į lengvas treniruotės, galėtume linksmiau pavėžinti drift taksi dalyvius. Tai šiaip turėjom 2 dabar renginius, vienas toks labiau show-offas man, kitas Matsuri. Tai ačiū, kas buvo, iš tikrųjų labai daug žmonių, ko nesitikėjau, nes oras irgi toks šaltokas, vienur irgi buvo užsnygę, bet vat per Matsuri saulę, viskas gerai, geras vaibas, tiesiog pasidžiaugiau sezono atidarymu ir grįžtant prie E9 Manji Performance variklio ir dėžės tvirtinimui ir taip pat short shifteris. Tuoj viską parodysiu ir iš tikro visą tai galite įsigyti ir norbefilms.com. Oi, drimba. Viskas gerai. Jeigu ieškot performance dalių, užeikit, pačekinkit. Jeigu kažko nerasit, ko reikia, rašykit, kažką suderinsim. Tai vat prie mechano swapo yra ir BMW shifteris. Gerai įpakuotas, tai sunku viena ranka išimt. Nu, paleisk tą shifterį, come on. O, va, prašau, gal tai parodysiu, bus aiškiau. Tai va realiai tinka ant visų mechaninių BMW dėžių. BMW short shifteris. Ten turim ir kitus tvirtinimus. Bam, varščiukai, guminukai, kad būtų smagiau darbuotis. Tai va, plečiam prekybą ir taip pat judam su projektais. Keičiam planą, oras visai neblogas, tai galvoju reikia palaukti su tais skelbimais, lekiam pasimti E30. Daug iš tikro svarbiau, tai bandau skambinti, ar dar kažkas bus ir ką, važiuojam? Nekelia. Tu kiek šiandien būsi dar? Būsiu. Aš atliekčiau gal E30 paimti. Kada turėsi? Nu galvoju, kažkur už pusvalandžio, valandos būčiau. Okay. Nu ką, judam. Kaip sakant, reikia susidėlioti prioritetus. Tai E30 šiuo atveju svarbiausias, vežam jį namo. Plius pažiūrėkit, kas šį per daiktas. Tai visiškai nauja priekaba iš priekabų centras.lt. Su šitą priekabą iš tikrųjų jau lėkiau į Matsuri, tai žinokit, komfortas 10 iš 10. Važiuoji ir net nejauti, kad kažką tempi. Tai nebegaištam laiko, kabinam ir važiuojam. Dar lieka kokį savo busą įsigyti ir turėsim neblogą rigą į varžybas. Nu, ko čia nesikuria? Oi. Ne, užsikurs, viskas gerai. Žiūrim, kas čia gavos. Solo One Man Army, va tai va. Iš pirmo karto. Nu. Ai, pala. Nepamirštam stabdžio. Dabar gerai. Op. Ledas. Op. Dar gali ir pafilmuoti, ir priekabą užsikabinti. Va tai va. Net nereikia 2 rankų. Nu kaip, iš tikro reikia, nes su viena filmuoju, su viena kabini, bet kiekviena ranka savo darbui. Atvažiavom. Jūs pažiūrėkit, kas čia dedas. Sniegas. Pasiruošimas sezonui. Gražu. Gerai. Einam E30. Arba ne. Iš tikro geriau pasiruošiam priekabą. Ir štai E30. Dar aišku, vaizdo nėra. Reikia visą surinkti. Dabar svarbiausia parvažiuoti namo. Bus gerai. Nu va, 30 pririštas, viskas normaliai, važiuojam surinkt automobilio į krūvą ir tada galėsim šert trasoj. Aišku, truputį kreivai pasačiau,
Bet nieko tokio, lengvas automobilis, trumpa kelionė, visi sveiki gyvi. Šiaip jeigu patys kažką veža, tai statykit kuo geriau, išcentruokit svorį, prisiriškit normaliai, kad tas transportavimas būtų malonus ir nepavojingas. O čia jeigu rimtai dabar kalbant, tai nenorėjau tiesiog varyti pirmin atgal automobilio, nes kaip matot, temperatūra yra žema, tai ant E85 tikrai sunkiai kūrėsi, tai ant šalto iš vieno karto pastatai ir gerai. Dabar, manau, tiesiog pakūrensiu, pašildysiu, kad ramiai išvažiuot ir tvarkingai pasistatyti į garažą. Tai gal tą ir padarom. Pasišildom, ar geriau ramiai nuvažiuot ir tada pasišildyti, nes realiai negalėsiu palikti ant bėgio, negalėsiu atsirišti ir negalėsiu tada vienas kažkaip spėt iššokt, išvažiuot ir kad E30 pats neišvažiuotų anksčiau laiko. Tai gal ką darom? Išriedam taip ir pasišildom jau ne ant ralo. Vlogerio setupas. Apie ką pakalbam? Apie nieką reik dirbti. Nėra kada belevizgot. Aišku, dabar prisiminiau, kad bėgio vis dėlto ir nejungiau, bet vieną diržą galim nuimti. O, papa. Viskas kontroliuojama. Įmėsim pirmą bėgį. O, užsikūrė mašiną. Neišjungiau masės. Kaip papukas. Čia bandau nukreipti dabar truputį temą. Aišku, kad įjungus bėgį sudirbo siurbliai, įdomus dalykas. Dar reikės susipažinti su šito E30. Aišku, reikia išjungti masę. Faktas. Aš dabar žiūriu, kad vienas aš vis tiek neišvažiuosiu. Neužsikūręs. Tai pabandom užkurt ant ralo ir nuvažiuoti taip. Vis dėlto neišeis nuriedėti, nes nepasivers priekaba stovint vietoj. Ar mes važiuosim taip pat? Gal ne? V8 turbo pradžia. O, dirba, viskas gerai. Bandom išvažiuoti. Op. Gerai. Tikėkimės, kad gerai. Spalvytė labai gera, labai. Tai dabar ką, duodam pašilt ir tada judam į garažą. Aišku, kaip be energijos. Va, kaip tik naujas skonis. Ragavau, likau nustebęs, tai rekomenduoju ir jum. Išbandykit, paskanaukit, parašysit, ar patiko ar ne. Blemba, šitas labai, labai geras. Cheers, hebra. Nice. Žvėris. V8 turbo. Tai dabar gal padarom trumpą pertraukėlę, o po to, aišku, pratęsim kitus darbus. O pertraukos metu, ką aš noriu jum pasakyti, kadangi šiandien aš pats nepirksiu automobilių, o pardavinėsiu, bet galbūt jūs pirksit, perkat, tai tiesiog prieš tai darydami skambinat, rašot pardavėjui, atsiųsk VIN kodą, tada kai gaunat VIN kodą, vedat į carvertical.lt ir tikrinat tikrąją automobilio istoriją. Su kodu NORBE dar gausite 20% nuodą savo ataskaitai, linkas video aprašyme. Tai visada aš pats prieš pirkdamas tikrinu ir tikrai ne kartą suradęs ar kažkokių bėdų su rida, ar automobilis daužtas, ar dar kokį kitą niuansą,
kuris arba padeda apsispręsti, jog to automobilio pirkti nenori, arba kaip tik padeda nusiderėti, numuši kainą ir nusipirki norimą variantą. Aišku, dar būna trečia, nors gan reta opcija, bet vis tiek kartais būna, jog automobilis iš tikro tvarkingas. Tai pažiūri ataskaitą, bam bam, viskas gražu, perki ir važiuoji laimingas. Tai bet kokiu atveju geriau išleisti simboliškai, pasitikrinti ir tik tada mokėti pilną sumą už perkamą automobilį. Vienu žodžiu galėčiau vardinti pliusus, kaip išnaudoti ataskaitą ir kaip pasitikrinti automobilį prieš jį perkant, bet gal padarom paprasčiau. Jeigu turite kažkokį nusižiūrėję automobilį, jeigu patys jau esate nusipirkę tą automobilį, turite VIN kodą, kuris galimai slepia kažką įdomaus, parašykit jį į komentarus, aprašykit, ką ten galima tikėtis rasti, aš patikrinsiu ir jeigu rasiu kažką įdomaus, pasidalinsiu su visais. Tai vat pažiūrėsim, ką vairuojat patys, arba pažiūrėsim, kokių variantų esat radę. O jeigu ką, carvertical.lt ataskaita su minus 20% nuolaida panaudojus kodą NORBE. Arba tiesiog linkas video aprašyme. Gerai, laiko daug neturim, tai reikia greitai susifotkinti. Fiatas tai idealus, tikrai užsikurs. Dar turim ir lenkišką techą. Tai tikrai geras automobilis. Nesikuria. Akumas miras. Prisikalbėjau. Nu ką, atsinešim akumą ir prisikursim. Kaip čia tą kapotą atidaryti dabar klausimas. Toks mažas variklis ir vis tiek išsiurbė elektrą. Aišku, yra akumas mažytis. Va čia tai bus laiko gaišimas su tais akumais, nes boosterio neturiu, bet nieko, temsta, tai greitai pasidarom nuotraukas ir tada galėsim sugrįžti prie E30 projekto ir apžvelgti, kokie darbai dar mūsų laukia. Instaliacija atlikta, galite kurti. Nu, ledas. Oi, ir akumas nukrito. Viskas gerai, laidai neatsijungia. Kur čia tas laisvas? Matai, pirmas bėgis laisvas, antras bėgis laisvas, trečias bėgis laisvas. O, čia tikrai laisvas, viskas gerai. Nu va, kaip gražiai pastatytas, šaunam porą nuotraukų. Bam, bam, Seicento Fun. Dabar galvoju, niekas nepatikės, kai pamatys Fiat Seicento su lenkiškais numeriais ir tada aprašyme ras mano parašytą sakinį, jog parvažiavo savo eiga tiesiai iš Vokietijos. Bet iš tikro taip ir buvo. Audi net nebandau užkurti savo eigą. Žinot, šalta, dizelis. Pažiūrėkit, šalia sniegas. Ką jūs norit, kad užsikurtų? Tai palauksim, truputį pasikraus akumas ir bandysim laimę. Dėl šito Merso nebijokit, ne mano. Aišku, dabar galvoju, bus viena bėda, kad reiktų užmest apsukų, bet vienas neužmesiu. Nu, gerai, bandom. O, come on. Gal paims? Ko taip sunkiai? Reikės quick starto. Duodam pasikraut ir gal truputį įpūsiu ugnies į inteiką. Kol užkursiu šitos aparatus, tai ir naktis ateis. Dar aišku, viena bėda, kad kameroj yra 12% baterijos. Šiaip dažniausiai laiko net ne vieną dieną, bet turbūt senai filmavau, kai pas mus žiema. Nepagalvojau, kad vis dėlto ne pavasaris. Nu tai bandysiu įpūst ir bėgt sukt, gal kažkaip užšaus. Blemba, čia jau reikia daugiau rankų. Viskas, jungiam kamerą lauk. Užsikūrė, tuoj parodysiu setupą. O, dūmai eina, viskas gerai, prigesinam Subaru. O, ką neįmanoma pagazuoti? Įmanoma. Greitai fotkinam Audi ir tada imam Mercury. Blemba, žinokit, nenoriu Audi parduoti. Pravažiavau, nu kažką jin turi, tas vidus, vairiukas. Važiuoju ir malonu. Aišku, pratingiau būtų šitą parduoti ir tiesiog nupirkti geresnės būklės ir galbūt tada ne B2 kokią nors Audi,
O chuliganą, vėlgi, kad tas automobilis tiesiog būtų vertas viso to laiko jį prikelti. Vien žodžiu, tiesiog, kas parsiduos, tas. Tai galbūt šį vidų matote paskutinį kartą. Klasika. Gražu, švaru, malonu. O dabar jūs tiesiog pasigrožėjokit. Wow, meno kūrinys. Baigtų seniukai parsiduos šitie aparatai. Paimsim 5 Supra, paimsim dar kokį aparatą. Pamatysit, bus gerai. Merkurį tai turėtų užsikurti tiesiog nuo akumo. Ko čia nepaima slapuko? Aliau. O, suveikė. Bandymas numeris 1. Nu, bent jau 1 iš 3 gal užsikurs. Yeah. Turbo. Vlogger life. Anos durys užklijuotos. Svarbu neužgest. O, viena lempa veikia, viena ne. Bam, viskas. Medžiagą turim. Blemba, šitas irgi visai smagiai važiuoja. Nu, bet kaip sakau, ką nupirks, tą nupirks. Cold startas. Nu, turi truputį prasidirbti po žiemos. 1.6 turbo žvėris. Tai dabar reikia, kadangi 1% kameroj, pasimti pakrovėją, pasikrauti, nuvaryti kažką užvalgyti ir tada galim sėsti prie kompo, bandyti parduoti šitos aparatus. Kamera pakrauta, tik turime vieną tokį niuansą. Dabar yra realiai be 15, be 14, 23 valanda vakaro, nakties. Nu, čia kaip kam. Aš dar turiu darbų, bet turbūt panašu, kad vėl gausis ilgas vlogas, vėl neparodžiau visko iki galo. Tai net nežinau, ką daryti. Ar filmuoti dažniau, ar kažkaip bandyti viską suspaust, bet ir tai čia net netempi to laiko, kad gautųsi ilgesnis video. Kaip tik norisi greitai viską parodyti, apibėgti, bet galbūt tiesiog visko ir nespėjai per vieną dieną. Tai dabar nežinau, kaip daryti. Greičiausiai protingiausia vis tiek būtų skelbimus dėti iš ryto ir tada laukti skambučių, laukti pirkėjų, būtų užmetus masalą ir žiūrėtis, kas gaunas. O dėl skelbimo įdėjimo, jeigu patys turite, ką norit parduoti, turbūt nereikia priminti, einate į autogidas.lt, naudojatės kodu NORBET20 ir taip gaunate minus 20% nuodą savo skelbimo įdėjimui ir jo iškelimui. Tai va, pardavinėkit drąsiai. Ar gal reiktų parduoti ir dizelį? Ne, ten kas matėt skelbimą, tai buvo tiesiog balandžio 1-osios bairis. Šiaip dizelis kol kas neparduodamas. Nes vis dar sulaukiu žinučių, ar pardaviai, ar parduodi. Geriau neparduok, pasilik. Tai hebra, aš pasakysiu, ką geriau padaryti. Tapkite VIP prenumeratoriais mano Contribui ir tada galėsite atvykti gyvai, apžiūrėti visų projektų Norbifilms showroom'e. Tai greičiausiai ir vėl būsiu jūs apgavęs. Šiaip matau, kad vlogai visai įdomu, nes daug visko vyksta, daug skirtingų temų, bet tada minusas, kad kartais kažkokios temos, pagrindinės temos, vienos iš pagrindinių temų, tu neišbaigi iki galo. Nu, bet gal jums vis tiek patiks ir kažkaip po to išbaigsim jau tas temas. Nes prie to pačio, tai iš tikrųjų dar norisi prieiti prie rimtų darbų planavimo, tai taip trumpai reikia sudėti visas kėbulo dalis, bagažinę, body, bumperius ir taip toliau, langus, priekį galą, šoninius pagaminti. Reikia aptvarkyti saloną, šita sėdynė eis į keleivio vietą, į vairuotojo eis nauja. Tada reikia perdaryti inteiką, tai dėsis sport filtras, pasikeis visa šita alkūnė. Taip pat dabar prisiminiau vieną dalyką, kurį pamiršau, tai reikia pabaigti gaminti tvirtinimus išsiplėtimo bakeliui ir Ignai, sorry, jeigu žiūri, taip pamiršau užsakyti naują kamštį. Tai iš ryto užsakau, turėtų dar spėti ateit,
viskas bus gerai. Tai iš esmės pagrinde kėbulo išorės estetika ir keli techniniai dalykai. Aišku, reikia pasikeisti ir tepalus, sužiūrėti kitas smulkmenas, kad tiesiog trasoje galima būtų važiuoti saugiai. Veidrodėliai, rankenėlės, kiti ratai, kitos padangos. O, blemba, padangos. Jo, driftui reikia padangų, ne? Tai važiuosiu su 17 ratlankiais. Tik ką ant tų ratlankių uždėti? Tai realiai dabar per tas kelias savaitės dar reikia užsisakyti kalną padangų, kad Aphille galėčiau pasibandyti skirtingus brandus ir pasirinkti tą vieną, su kuriuo važiuosiu varžybose. Dabar taip galvoju, reikės paklijuoti ir priekinės groteles, nes jos yra sudaužytos po visų krešų, suskilusios, tada jas dar ir nudažyti. Jeigu dėsis kitur kažkokios apdailos, irgi padažyti, va kaip, pavyzdžiui, valytuvų šitie plastikai aplinkui ir panašiai. Tai kad tiesiog surinkus automobilį, būtų gražus, nes dabar kėbulas nudažytas, bam, įdėsi kažkokią seną dalį, baisu. Tai darbo čia dar tikrai nusimato, sparnai dėsis ant sriegių, prisisuks varžtais, langai taipogi, aš sakyčiau, kad jeigu ką galima būtų išimti, jo, tie prisisuka, o čia dar reikės skylės pasidaryti, nes naujos durelės, tikėkime, nebus nelaimės sugrąžtų, truputį per dažus. Ką jums dar čia, chebra, papasakot? Šiaip matau pagal valandas, tai armėnui nebeskambinsiu. Jeigu žiūri video, tai žinok, tą burnautą paliekam kitam kartui. Žiūrovus aš galiu dabar nuraminti, kad tikrai būtų atvažiavęs ir padaręs šou. Bet tiesiog vėlu, dar pats noriu prisėsti ramiai prie darbų. Ir aišku, bet kokiu atveju reikia naktim ilsėtis. Seniau jo atrodė jėga čia. Visą dieną varai, per naktį varai, toliau varai, bet esmė tokia, kad esi iš tikro daug produktyvesnis, jeigu naktį pamiegi ir geriau atsikelk anksčiau ir tada jau tęsk tos darbus, daryk naujus, planuokis ir taip toliau. Tai va, toks patarimas iš manęs ir manau, kad šiam kartui tiek. Tikiuosi, kad kažką pamatėt, kažką sužinojot, kažkas patiko, susimatom sekantį kartą.